Primdama padėką ji paliudijo, kad visus 365 dienas metuose jos rūpestis yra, kad vaikai nuo mažų dienų būtų gamtoje ir kad žmogus būtų miško dalis. Na, mažieji, kaip jaučiate scenoje konkorėžiai? Kiek prikrito konkorėžių? Gerai jaučiatės? Kaip gyveni? O kaip jautiesi? Na puiku, tai matote, kad jie dar geriau jaustųsi, tai artistai mažieji, jie nori didelių plojimų. Ar nereikia kažkaip čia nuleisti mikrofoną? Ir patys nuoširdžiausi dabar sveikinimo žodžiai bus iš tyrumu ir skaistumu plakančių širdelių. Jau saulė pakyla.
sklaidasi rūkas, diena kaip spalvotas, žavus atvirukas. Stebiesi Gmeno muziejų patekęs, šermukšnių raudonas nusvirusios kekės. Koks fonas melsvai spinduliuoja padangę, baltai su geltonu beržai apsirengę. Ir žarstomas auksis ir sako mums labas, nuo klevo, nuo uosio nukrintantis lapas. Ir šviečia saulutė, ir lietus nulyja, mes šlovinam šventą miškų karaliją. Koks oro gaivumas, upelis skaidrumas ir gyrės lietuviai brangesnės už rūmus. Lyg žirgas šaliuotų įsiskleidžia karčiai, su vėjais linguoja žalieji paparčiai. Po samanų kilimą purų gelsvutį, orus baravykas jau kelia galvutę. Taip artima viskas girdėta, matyta, va bruknių karolių visur pribarstyta. Tas grožis net siela menkiausia, už burtus gamta mums negaili brangiausių jų turtų. Gerbiami miškininkai, miškas naivus ir atviras kaip vaikas, atiduodantis žmogui save, visą tikėdamasis jo padėkos ir meilės. Miškininkai tai žmonės nuoširdžiai ir pasiaukojimai dirbantis miškų žmonių labui. Būkite tokie stiprus kaip ąžuolas, kuris nepasiduoda jokiai audrai. Būkite tokie ramus kaip ežeras, tylų rudens vakarą. Būkite tokie galingi kaip viesulas, kuriam niekas netrukdo. Dovanokit kiekvieną dieną savo, pasiklausykit vėjo, pasigėrėkit gėlės žydėjimo, nusišypsokit saulei. Pajuskit, kad esat patys svarbiausi šiame pasaulyje. Ukmergės Lopšelio darželio eglutė, jaunieji miško bičiuliai, konkorėžiukai, jūs sveikina miškininko dienos proga. Ir norime pakviesti į sceną Ukmergės miškų urėdijos miškininkus. Mes norime įteikti savo rankų darbo paveikslą ir taip pat vaikų gėlės ir šypsenos jums. Ir mūsų visų nuoširdūs plojimai ir miškininkam, ir mažiesiem miškų tiem troliam, nykštukam, konkorėžiukam. Dėkojame gerbiamai Vygantai Astikienei ir Lopšelio darželio eglutė jaunųjų miško bičiulių tunto konkorėžis mažiesiem nariam. Ir aišku, miškininkai turi turbūt vaikam čia dovanų supakuotas. Na, galbūt, kad būtų teisingai padalinta, tai duokime auklėtojai, nes gal ne visi čia konkorėžiukai tilpo scenoje, o bus galima džiaugtis.